Sveiki, bičiuliai. Iš tikrųjų, neplanavom šiandien jokio papildomo video daryti, bet yra reikalas. O reikalas toks, kad tik ką įkrito laiškas iš Migracijos departamento. Departamentas operatyviai reaguoja į mūsų vakarykštį tyrimą Pilnas bakas kraujo. Jeigu tyrimo nematėt, būtinai pažiūrėkit, bet tuo tarpu priminsiu kontekstą. Pasakojom apie lietuviškas įmonės, kurios į Ukrainą tempė rusiškas suskystintas naftos dujas. Apeidamos ukrainiečių sankcijas ir netiesiogiai versdamos Ukrainos žmonės susimokėti už karą prieš savo šalį. Tarp tokių įmonių buvo ir UAB Gazimpeksas. Bet šita įmonė įdomi ne tik tuo, kad pirmavo pagal rusiškų suskystintų naftos dujų importą į Lietuvą ir taip pat eksportą į Ukrainą panašu, bet ir pagal tai, kad šios įmonės jau buvusi savininkė Oksana Jelisejeva įgijo Lietuvos pilietybę. Čia priminsiu, kad Jelisejeva Lietuvos pilietybę įgijo su prezidento Gitano Nausėdos parašu ir dėl to, kad atsisakė Rusijos paso. Bet panašu, kad tai buvo melaginga informacija, nes gavome duomenys, kurie rodo, kad Jelisejeva ramiausiai mojavo rusiškų pasu ir formaliai būdama Lietuvos pilietė. Taigi Migracijos departamentas reaguoja ir praneša, kad pradėtas žaibiškas patikrinimas, vidinis tyrimas dėl to, ar Jelisejeva iš tikrųjų atsisakė rusiško paso. O dabar pacituosiu tiksliai, kas gali nutikti ir labai panašu, kad greitu metu ir nutiks. Pasitvirtinus informacijai apie Jelisejevos turimą Rusijos pilietybę, ji netektų Lietuvos pilietybės, kadangi teisės į daugybinę pilietybę Jelisejeva neturi. Įrodymų, aš manau, mes turim daugiau negu pakankamai. Taigi štai taip, paskutinis šių metų tyrimas panašu, kad greitai duos labai apčiuopiamų rezultatų. Ir dėl to dar kartą noriu padėkoti už jūsų paramą ir palaikymą. Bet jūsų paramos ir palaikymo reikia ne tik sienai. Būtent dėl to gruodžio mėnesį sėdžiu čia su marškinėliais trumpomis rankovėmis. Nes labai tikiuosi, kad kuo daugiau iš jūsų ir šiandien, ir rytoj, ir poryt pamatysim proteste ginant laisvą žodį. Eikit prie prezidentūros, nusifilmuokit, nusifotografuokit su mūsų mažu bestuburių parku, keliaukim prie Seimo, ten degs laužai, ten kalbės protingi intelektualų žmonės, ten skambės muzika, ten bandysim apginti LRT nuo politinio buldozerio. Labai tikiuosi, kuo daugiau jūsų ten pamatyti. Iki.